Štai jis, mūsų žvaigždė, 2003 metų Lincoln Navigator. Amerikiečių stebuklas, visas komforto paketas, įspūdingi gabaritai. Tik viena bėda, Lietuvą jis pasiekė gerokai aplamdytas. Varikliukas V8 5,4 DOH benzinas. Laimė mums pavyko jį užvesti. Gabalo sudaužyto priekio tiesiog išpjovėme, kad galėtume matyti visus pažeidimus. Darbo čia bus daug. Mūsų tikslas – pilnai atstatyti automobilį, nuo sudaužyto veidrodėlio iki išmuštų stiklų, sumontuoti Mercedes Unimog tiltus, perdaryti transmisiją bei sumontuoti G66 mechaninę gervę. Skamba paprastai, o darbo maždaug 2 mėnesiams. Tiltus jau įsigijome, tačiau dar gerokai reikia apsipirkti. Važiuojame ieškoti ypatingų detalių, kurių neįmanoma nupirkti jokioje parduotuvėje. Važiuojam pagal skelbimą. Bandysime surasti G66 rusiško sunkvežimio visureigio gervę mechaninę. Galingas daiktas. Šiam mūsų kūriniui jisai turėtų labai tikti. Prasideda visureigiai pamonstrinti. Reiškia, mes atvažiavom ten, kur reikia. Sveikas. Nurodyk mums tą daiktą. Nors atvažiavome tik gervės, tačiau čia radome daugiau įdomių ir mums reikalingų detalių. Štai originalūs Mercedes Unimog bogi amortizatoriai. Puikiai veikia. Imam. Po restauracijos bus kaip nauji. 2 veikiančius su 150. 2 veikiančius su 150. Spiruoklės ir keletas smulkmenų gauname magaryčių. Randame ir geras Nissan Patrol galinio tilto traukės. Pakeitus įvaras idealiai tiks mūsų automobiliui. Dar 500 litų nugrėžė šitas žvėris. Mažai nugrėžiau. Vadinasi, jeigu dar šneka. Riedame toliau, mat mūsų gervė pasirodo kažkur anapus. Geri daiktai valiojasi kažkur tai paslėpti. O, jau offroadiniai vėl prasideda. Pinchaueriai. Štai, svoris ir gervės stovis atitinka frazę mirtis tarakonams. 3 vos įkeliame, laukia didelis restauracinis darbelis. Dar 600 litų tam reikalai gervė. Na, bet gervė kartais miške, kai labai gerai užklimpi, tai negaila nei 1000 būtų. Na ką, jau daiktą išsitraukti turim, dabar reikia padaryti tik tais, kad važiuotų. Tam reikės vadinamos rusiškai razdatkės, o šiaip lietuviškai vadinasi paskirstymo dėžė. Tam, kad suktųsi abu tiltai ir dar suktųsi gervė, bet gervė dar reikia ant tos paskirstymo dėžės. Dar papildomos dėžės, kuri įjungs ir išjungs gervę. Gervės velina. Pakeliui namo išmaišome dar kelis laužynus. Čia randame ir nuperkame gerai išsilaikiusias detalės, kurios po atstatymo atrodys geriau nei naujos. Kaune nuperkame naują G66 paskirstymo dėžę. Vilniuje daugybę traukių bei svirtelių. Na, pagaliau, regis visas pagrindinės stambiausias dalis supirkome, komplektuojamas. Pilna bagažinė metalo. Vat, ir tikimybė didelė, kad iš viso to išeis gražus didelis monstras. Minėjo Algirdas, jau daugmaž viską turime, tačiau tai, ką jūs matėte bagažinėje, tikrai buvo dar ne viskas. Mūsų vargšas džipukas per vieną dieną apvažiavęs pusę Lietuvos iš įvairiausių slaptų, liaudyje vadinamų šrotų, suvežė štai tokių įvairiausių spiruoklių, vairo kolonėlių, įvairiausių traukių, traukučių ir visokio kitokio velnio, kuriuos mes be abejo dar restauruosime, plausime, šveisime, valysime, dažysime ir tik po to jau taikysime į mašiną. Arba tai bus atvirkščiai, nes be abejo dar reikės šiokio tokio apdirbimo, kai kur įpjauti, kai kur pavirinti. Na, laikas parodys, kai viską dėsime į automobilį. O dabar dar viena linksma dalis, kaip reikėjo viską sukrauti, taip dabar reikės dar ir iškrauti. Šiandien mūsų visa diena nuėjo vien tik detalių pirkimui, taip kad šiandien daugiau, manau, Algirdai tikrai nebedirbsime. Štai čia bus priekinio tilto išilginės palaikančios šlaunys, svirtys,
kaip čia pavadinsi, nežinau, bet tie du daiktai laikys priekinį tiltą, na o čia galinio tilto, nes galinį tiltą darysim daugiasvirtės pakabos principų, taip kaip Nissan GR. Dar ir šitoj pusėje yra kažko. Ir šitoj pusėje kažkas. Aha, tas kažkas labai šauniai išbėgia ant kilimėlių. Pirmosios netektys. Jeigu tepalo metalė yra, reiškia metalas nesurūdėjęs. Taip. Tai jau vienas didelis pliusas. Bet už kilimėlius nuo žmonos jau gausi Vilnių. Na, parsivežėm, nesuklysiu, sakydamas, kokius minimum 200 kg geležies, kuri visa ta dar suės į tą automobilį, plus Unimogo tiltai. Na, aš manau, kad tai kokia, na, nepilna dar toną mes į tą automobilį sukišime, vardant to, kad jis pataptų dideliu monstru ir pravažiuotų bet kur ir bet kada. Viską išsikraukime, o rytas už vakarą protingesnis ir tuomet jau viską pradėsime. Jau kitoje laidoje imsimės rimto darbo. Teks truputėlį pjauti, ardyti, plauti ir valyti. Sekite Autofanus ir tai, kaip gimsta unikalus, monstriškas automobilis. Everybody know what it's all about.